Sveiki! Šiandien parodysiu Jums, kaip suteikti įgaliojimus VMI EDS. Pirma, turim prisijungti. Mes jungsimės su elektroniniu parašu. Prisijungti prie EDS. Pasirenkam įmonę. Spaudžiam Nustatymai. Atstovavimas. Mane atstovauja. Einam į apačią. Spaudžiam Administruoti įgaliotų asmenų teises. Įrašom įgalioto asmens vardą, įgalioto asmens pavardę ir asmens kodą. Spaudžiam Ieškoti. Spaudžiam Suteikti teises. Paukščiukas. Įrašom terminą, rekomenduojama 5 metams. Tvirtinti teisių rinkinį. Sveikinu. Įgaliojimas VMI EDS suteiktas.